Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir kaučingo specialistė. Ir džiaugiuosi šiandien vėl turėdama svečią savo video serijai Verslas iš visos širdies. Ir noriu Jums pristatyti Kristiną Savickytę Damanskienę. Kristina, džiaugiuosi, kad tu čia. Kristina veda mokymus tėvams apie vaikų kūrybinį ir ankstyvąjį ugdymą teatro priemonėmis. Kristina, papasako, kaip atsidūrei ten, kur dabar esi? Tai visų pirma, sveiki, labas Justina, ačiū, kad pakvietei. Mano profesija yra aktorė, aš esu mama ir 10 metų dirbau ankstyvojo ugdymo mokyklėlėje ir darželyje, Telebimbam, teatro mokytoja. Tai visą tą patirtį, savo tiek gyvenimišką, tiek profesinę, aš sudėjau į naują savo projektą Šilkaus pupa, tai yra mokymai tėvams, kaip tu minėjai, tiek apie kūrybiškumą, tiek apie ankstyvąjį ugdymą teatru. Dėl ko tai padariau, nes labiausiai dirbdama mokyklėlėje pastebėjau, kad yra daug tėvų, kurie nori surasti būdų, sužinoti būdų, ką gali veikti su vaiku namuose, bet nežino jau. Tada jie eina į, žinoma, mokyklėlės, bet ten pastebi, kad jų vaikas išsigąsta, gal nebūna geros nuotaikos ir tas efektas ir rezultatas jisai būna, bet jis nebūna toks didelis, koks galėtų būti. Ne? Tai va tokiems tėvams aš ir sukūriau tos mokymus, kad jie ateitų, pasikrautų ir tada jiems patogiu metu, jiems patogiu būdu atsirinktų tai, kas tinka būtent jų vaikui, nes vėlgi vaikai skirtingi ir turėtų didelį arsenalą priemonių, ką galima veikti su vaiku. Kaip įdomu. O kas, suprantu, kad gali būti sudėtinga išskirti, bet kas tame dabar tave labiausiai veža, dėl ko tu tai darai? Pagrindinis dalykas iš tikrųjų yra mano noras dalintis, nes aš tiek iš profesinės patirties, tiek iš asmeninės patirties su mažylių mokėjimu aš užfiksavau, kad iš tiesų, kai gimsta vaikai, man kažkoks atsiveria toks kanalas kūrybiškumo ir man tiesiog liejasi tie būdai pačiai, ar ne, su savo vaiku. Ir aš galvoju, kodėl aš negalėčiau to papasakoti ir kitiems. Ir matau, kad bent jau kiek esu dalinusis, kad tai iš tikrųjų veikia, kad tėvams patinka. Tai pagrindinis noras yra dalintis, man negaila. Ir dabar mano tikslas yra toksai, kaip ir šviesti tos tėvus, kurie ieško informacijos ir nori daugiau sužinoti. Super. Kristina, dar noriu paklausti, pas mane pakliūna daug žmonių, kurie turi savo idėją, bet dar nesiryžta pradėti ir jie galvoja, kad gal dar aš nežinau, gal dar reikia palaukti, gal kažkokio reikia geresnio momento. Ką pasakytum tiems žmonėms, kurie žiūrės šį įrašą? Aš iš tikrųjų tai, ką tu pasakoji, labai jaučiausi ir pati taip. Ir tikriausiai jausiuosi, jeigu darysiu dar ką nors naujo, tai yra natūralus jausmas, tai jie tikrai nėra vieni ir tu tą irgi žinai. Tai aš kviečiu žengti pirmą žingsnį. Ir tą žingsnį palyginsiu pagal savo aktorės profesiją su tuo žingsniu, kurį aktorius žengia iš užkulisių į sceną. Jis yra labai sunkus, nes tu būni iš nematomo, tampi staiga matoma, ne, kai kažką darai. Bet jau žengus tada tikrai būna labai lengva. Daug, gal nelabai lengva, bet daug lengviau negu atrodo. Tai va, tai kviečiu žengti žingsnį iš nematomos sferos į matomą ir pabandyti. Visiškai pritariu ir aš pati savo tai vis primenu Nike principą just do it, tiesiog padaryk tai. Nes tada, kai žengiam tą žingsnį, tada suprantam, koks kitas žingsnis ir koks dar kitas žingsnis. Tai, Kristina, dar išduok, kas gali pas tave pakliūti ir kaip galima sužinoti apie tave daugiau. Tai apie mokymus visus ir paskaitas ir dirbtuves, kurias aš organizuoju, galima sužinoti internetiniam puslapį silkauspupa.lt. Ten sudėjau visą informaciją, ten galima rasti mano kontaktus, paskambinti man, parašyti laišką ir sužinoti daugiau. Tai kviečiu. Kristina, ačiū dar kartą, kad buvai ir ačiū, kad esi įkvėpimas visiems žmonėms, kurie nori ir kurie kuria verslą iš visos širdies. Aš džiaugiuosi kalbindama žmonės, kurie daro tai, kuo tikrai labai tiki ir noriu visiems jums palinkėti žengti tą pirmą žingsnį jau dabar. Geros savaitės jums. Ačiū.